Labas rytas, nauja diena. Važiuojame, šiandieną saulėta, gerai, kad nesninga kaip vakar ir nėra taip šalta. Važiuojam su Danuku apsipirkti valgyti. Ką pirksim valgyti, žinoma, parodysim jums. Pirmasis taškas, kaip visada, Urmo didmenos skyrius. Tai važiuojame, truputį po 9 jau yra, bet ką padarysim? Vis tiek kažką atrasim, jie dirba iki maždaug 11 valandos, tai dar turėtume suspėti tikrai kažką gero atrasti. Kągi nusipirkom? Bulvių, gal 7 kokią kilą jaučiu. Tada iš sėklų skyriaus nusipirkome, nesunku parodyti, abrikosai, spanguolės, datulės didelės, tada greikinis sviestas, ten yra razinos ir spanguolės ir moliūgų sėklos. Tada yra braškių, yra rūkolos, yra sultenės, tada yra 2 brokoliai, 2 kopūstai ir agurčiukai. Ir dar susipirkau vynuogių ir čia yra maišelėje 10 avokadų po 5 centų už vieną. Ne kažką gero iš tikrųjų apsipirkau Urme, bet ką gavau, tą gavau. Dabar važiuosim iki Urmo, kur yra tasai daržovių skyrius, tikiuosi bananų gal rasiu pigių. Ir sunokusiu, nes Ridukas labai nori iškepti savo sausainukų. Tada važiuosim iki Promo, reikia avižinių. Supylei visus Danai tada avižinius į tą dėžutę, ar dar liko? Dar liko ten dėžutę. Jaučiu, gal reikėtų nusipirkti. Ir dar ko reikėtų nusipirkti, tada Lidlą ir Maksimą, bet Maksimą gal nevažiuosim, nes kaip ir nelabai ko reikia. Druskos reikia. Druskos reikia Maksimą, o Lidlą reikia irgi kažko. Tai važiuojam kartu. Nusipirkom bananų maišiuką, mokėjau 3 eurus, iš tikrųjų sakė kosmosas bananų kaina ir net neapsimoka jų pirkti. Ir ta pardavėja, kur perku, jinai taip pat apsipirka ir mane mato tame didmenos skyriuje Urme. Ir sakė, blemačkinis savai kainos neatgavau tau parduodamą, bet jinai žino, kad daug vaikų turiu ir visada būna stengiasi parduoti žemiau, jeigu įmanoma. Bet ką noriu pasakyti, už tiek bananų 3 eurai. Bet čia yra snokė, ne žali, nes įprastai visi žalius pardavinėjo. Ir pliusas tame, kad Ridukas galės šiandien iškepti savo sausainukų, tų, kurių iš tikrųjų nori iškepti ir labai mėgsta. Tai ir pirkau, ką padarysi. Ko tik dėl vaikelių nepadarysi savo. Dabar važiuojam iki Promo. Avižiniai mano rankose jau nupirkti. Aną savaitę buvo nuolaida ir dar šią savaitę nuolaida, tai vadinasi žiauri fainai. Apie gal kokį 100 centų pigiau operacija dabar. Tai žodžiu labai fainai. 100 centų stupė, 100 centų galima bus išleisti kitur ant kažkokio kito maisto. Dabar važiuojame iki Maksimos. Vėliau iki Lidlo. Kągi toj Maksimoj nusipirkau? Ogi buvo mano druska, ta Himalajų su nuolaida, tai pasiėmiau 2 pakelius. Tai dabar viskas, važiuojame iki Lidlo, apsipirkti, valgyti toliau. Tai toks mūsų maisto apsipirkimas, apsipirkom ir Lidl. Buvo šitie grybai, nežinau kaip gryvagubiai ar kaip ten vadinasi, jie yra nerealiai skanus. Ir jeigu juos pakepini, jų panašus skonis į vištieną. Iš tikrųjų, jeigu vištienos dar prieskonė, tai tobulai yra vištiena. Ir jie yra labai skanus. Bet ką norėjau pasakyti, kad tokius pievagrybius, špinatus, rūkolas ar kitas žolelės, tokiose pakelėse, kur būna supakuota, ar kitus maisto produktus, nežinau, iš gyvulinės kilmės produktų, kokie ten būna, bet kai būna ta plasmasė prasojus, tai vadinasi viskas, produktas yra sugedęs. Tai apsižiūrėjau gryvagubius, tobulai surinkau patį gražiausią, vis tiek kaina ta pati, tik vieni aukščiau buvo labai aprasoję, o kiti buvo šviežūs. Tai labai džiaugiuosi nusipirkau, nes jie yra nerealiai skanūs grybai ir tik gaila, kad jų yra mažai, o norint nusipirkti daug, tai tikrai nemažai kainuoja. Bet maisto apsipirkimas iš tikrųjų neblogas. Dar yra kažkokio maisto likusio nuo praeitos savaitės, nes mes kai sirgome, buvome paslikę visiškai,
tai nieko gero ir nevalgėm, tai liko kažkokio maisto, tai šią savaitę dar dabar nusipirkus, tikrai iki kitos savaitės, o kai kurių dalykų dar ilgiau užteks, tikrai. Tai viskas, toks tas mūsų maisto apsipirkimas, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi patiko ir šis mūsų video. Nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mūsų palaikyti, nes palaikymas labai svarbus. Ale, Danuk? Danukai? Danuk? Kitą kartą priekį nesodinsiu, jeigu tu net nepasakai nei labas, nei ate. Tai pasakys gal ate? Ate. Gerai. Viskas, važiuojam pasimti vyrelio su kitu vaikeliu ir važiuosime vežti tą maistą namo. Iki.